Gerai, tai šiandien mes sustikome ir norime papasakoti Izabelės kelionę. Mm, Situacija tokia, kad kaip tik visai neseniai baigėme AI Animation kursus, kuriuose išmokom tiek daug dalykų ir būtų labai įdomu sužinoti ir suprasti būtent Izabelės studentės kelionę ir pamatyti jos darbus, nes jeigu atvirai, aš dėsčiau ir vedžiau AI animacijos kursą ir jeigu atvirai, kai pamačiau Izabelės baigiamąjį darbą, tai taip, reikėjo biškį atsisėsti ant kėdės, kad neišvirščiau iš koto. Tai būtų labai įdomu išgirsti ir iš pirmų lūpų sužinoti būtent kaip sekėsi ir kokios tos pamokos ir suvokimai atėjo šio kurso metu. Sveiki visi, labai iš tikrųjų malonu, kad galiu pasidalinti savo patirtim, pasidalinti visų tuo keliu nuo pradžios iki tos baigiamosios animacijos. Tai iš tikrųjų buvo ir įdomu ir labai nustebau, kad tiek daug galima išmokti per tikrai gana trumpą laiką, nes pamenu, kai dar studijavau bitę, kur iš tikrųjų ir buvo ta pirmoji pažintis su Arminu ir pirmasis tas susipažinimas su AI pasauliu, kai jis pasidalino savo animacijom ir pamenu, aš sėdėjau, žiūrėjau ir galvojau, wow, kaip nerealiai visą tai atrodo ir atrodė, kad čia neįmanoma, čia jau labai reikia daug laiko, pastangų, žinių ir visko. Ir iš tikrųjų, kai prasidėjo tie kursai, tu matai visą tą struktūrą, tą nuoseklumą ir tiesiog žingsnis po žingsnio viskas susidėlioja ir to jau galiausiai matai, kad ir pats gali sukurti tokias animacijas. Tai iš tikrųjų va, tas ir yra smagiausia. Ačiū Izabelė už tokius pasidalinimus. Tai aš manau, kad gal straight to the point, ar galime išvysti tavo baigiamąjį darbą? Tai būtinai toj pasidalinsiu ir parodysiu savo tą baigiamąją animaciją. Beyond the realm of seen and known, beneath the silent watch of moonlit beds, dwells the enchanting world of Gloomspeak, a land of eerie glow and velvet moss, where shadows dance with light and every whisper carries the weight of ancient tales and mysteries untold. Here reside the Gloomnooks, mystical beings of odd shapes and kinds, tasked with protecting the human world above, unseen and unheard. But peace is threatened by the shadow creepers, fallen Gloomnooks who seek to dominate through fear and darkness. The Gloomnooks are about to face their greatest challenge yet. Amidst growing despair, a spark of hope ignites. The Gloomnooks forge a shield of dreams, but will it be enough? Can light truly conquer darkness? Or will shadows engulf Gloomspeak forever? Visiškai amazing. Aš negaliu patikėti. Ir Tai šimtąjį kartą matydamas, aš vis dar netinku žado ir atvimpa žandikaulis. Tai labai nuostabu ir būtų dabar tada labai įdomu išgirsti tą procesą ir ką tu praėjai, kaip idėjos kilo, generavosi, kaip tas visus, žodžiu, darbinė virtuvė ir kažkiek tai pasidalinti įžvalgomis. idėja iš tikrųjų atėjo man gana greitai, nes norėjau kažkokio fantastinio pasaulio, norėjau kažkokios kaip pasakos, truputėlį gal su tokiu siaubo prieskoniu. Ir tikrai labai padeda tie papildomi tulsai, kai tu turi tą mažą idėją tik tai dar galvoje ir kai jau tu susikuri tą GPT, tą script writerį ir tiesiog tu parašai savo tą mintį ir tau išrutulioja toliau jau tą visą idėją ir visą vaizdą, kaip turi būti. Ir po to jau, kai tu turi tą tekstą susikūręs, tą skriptą, tu jau netgi matai, tau surašo, ta prasme, kas po ko turi eiti, netgi kokios scenos. Ir tiesiog galvoje tau jau iš karto atsiranda vaizdai
susigeneruoji vaizdus, susigeneruoji video ir tada jau lieka tiesiog viską sulipdyti tą vieną visumą. Aišku, dar ir su voiceoveriais viskas visai pasikeičia vaizdas ir muzika pridėjus. Tai taip, tai iš tikrųjų pirminis tas dalykas, tai bent jau man, kai buvo, aš susikūriau tą idėją, istoriją, tada buvo vaizdų generavimas, video generavimas, voiceoveris ir montavimas, viską į vieną. Puikiai. Ir gal galėtum dabar šiek tiek papasakoti plačiau, vat aš tokią užuomeną duodu, mes AI Animation kurse mokėmės, vat būtent aš labai akcentuoju, kad tai yra ne tik apie kažkokių vaizdų generavimą, bet ir sugebėjimą įdomiai kurti storytellingą, istorijas, pasakojimą. Ir mes AI Animation kurse mokėmės kaip tik, kaip susikonfigūruoti, sukurti tuos GPTs, scriptwriterius, kurie vėliau kuria jums istorijas. Ar galėtum papasakot vat būtent šitą dalį, kurią mes išmokome ir kaip tu integravai ir ar tai pasiteisino, ar veikia tau ir tavo atveju? Tai pasiteisino tikrai 100% ir apskritai tai yra nerealus dalykas ir to aš pasidalinsiu irgi parodysiu. Kai tu turi jau tokius kaip vadinamus guidelinesus, cheat sheetą, tai yra daug lengviau ir susikurti tą savo GPTs, nes kurso metu turėjom tokį kaip Google Sheets'ą su visom instrukcijom scriptwriterių. Ir aišku, jeigu reikėtų visą šitą išsigryninti pačiai, susirašyti, tai čia kita istorija, čia užtruksi daug ilgiau. Bet kai jau turi tokį dalyką, tu tiesiog nueini į ChatGPT, susikuri savo variantą su savo scriptwriteriu. Šiuo atveju aš rinkausi Guillermo del Toro, nes norėjau būtent, kad ir išliktų va, ta tematika jo kuriamų istorijų ir filmų ir viskas. Turbūt man užtruko 5 ar 10 minučių, aš susikūriau tą GPT, įsirašiau savo idėją ir jis tiesiog pradėjo man va taip va žingsnis po žingsnio rašyti visą istoriją ir man tiesiog beliko sėdėti atvipusi žandikauliu ir tiesiog buvau, wow, kaip čia taip gali būti. Ir ta istorija, jinai tikrai yra nuosekli, gražiai parašyta. Nuoširdžiai sakau, kad aš pati tikrai, jeigu atsisėsčiau rašyti tokį variantą, tai užtrukčiau ne dieną ir ne 2. Tai čia iš tikrųjų yra didelis pagalbininkas. Tai gal šiek tiek pakalbant apie tą istoriją. Tai mano kelias buvo toks, kad pirmiausiai norėjau susikurti pavadinimą, kaip vadinsis ta vieta, kokie tie herojai. Tai pradėjau irgi su ChatGPT, rašiau, kad noriu mistinės vietovės su kažkokiais tai stebuklingais, galbūt šiek tiek baugiai atrodančiais tais monstriukais. Ir davė man kelis variantus tos vietovės, tai ir tiesiog vyko vėliau tas toks kaip pokalbis jau mano su ChatGPT, kur jeigu man kažkas patikdavo, tai paprašydavau labiau tą variantą išplėsti, duoti panašių variantų į tą. Ir taip gavau aš savo vietovę, atėjom galiausiai prie Gloomspeako ir vėliau jau paprašiau, kad sukonkretintų man ir duotų jau būtent tos vietovės gyventojus. Tai taip ir atsirado mano herojai. Ir po to jau beliko nueiti į mano scriptwriterį, irgi aprašyti, ko noriu. Irgi įvedžiau, kad kaip ta vietovė vadinasi, kas joje gyvena. Ir vėliau jau scriptwriteris viską padarė už mane. Viską surašė, kad visą tai susisteminčiau, suglauščiau. Tai irgi rašiau, kad noriu, jog tai būtų 30-60 sekundžių video ilgis, kad tas video trumpas, kad įterptų irgi voiceoverius. Tai viskas čia yra. Ta prasme, pirmoji scena, tada kas yra kalbama. Padaro už tave viską, taip sakant. Taip, čia tas pats, kaip aš sakyčiau, mes galim pasikviesti bet kokį žmogų, specialistą, profesionalą iš visos žemės ir kartu su juo dirbti, pasisodinti, šiuo atveju Guillermo del Toro ir sakyti, ar gali man parašyti šią istoriją, o gal gali taip pasukti tokiu kampu, o gal gali sutrumpinti. Ir
jau tik tai mūsų yra toks reikalas, ar mes pasikviesime kažkokį žmogų tiesiog iš gatvės, kuris yra galbūt neturi tokių sugebėjimų, ar mes pasikviesime kažkokį profesionalą. Tai šiuo atveju tie susikostomizinti GPTs taip ir veikia ir taip ir tarnauja. Ir aš šitame AI Animation kurse ir daviau tas instrukcijas, kaip būtent susikonfigūruoti tuos GPTs. Ir kas yra geriausia, vat, Izabelė galės pareplikuoti, kad po to, kai jūs jau vieną kartą tą GPT turit sukurtą, jis gali jums rašyti ir kurti tas istorijas. Ir vieną kartą sukūrus tokį animacinį klipą, jūs galit, na, taip galim sakyti, kepti vėliau, tiražuoti tuos ir kažkaip gal kitokius scenarius turėti, bet išlaikyti ir vientisumą, ir stilių, ir tone of voice ir visa kita. Nubloškia, koks galingas įrankis gali būti gerai integruotas. Taip, Izabelė, ar galėtum dar tada papasakoti ir parodyti šiek tiek, galbūt net savo irgi iš vidinės virtuvės? Tai vėliau, kai jau tu turi voiceoverį, tai kokį įrankį naudoji būtent įgarsinti tuos tekstus? VoiceOverių naudoju Eleven Labs. Tai naudoju irgi ne pirmą kartą, teko naudoti ir klasikiniai animacijai, kas man puikiai pasitarnavo ir išgelbėjo. Bet keli gal tokie pastebėjimai iš mano pusės. Tai galiu pasakyti, kad ne viskas iš pirmo karto įvyksta ir tikrai reikia pasibandyti kelis kartus, kol išgauni tą norimą variantą. Ir taip, tai parodysiu gal pirmą tos klasikinės animacijos. Whoa! Where am I? Oh, cool! A boat! Woohoo! Hi, Mr. Moon. Tai iš tikrųjų labai pagreitina tą procesą, kai tau nereikia nei pačiam nieko įrašinėti, nei ieškoti, kas už tave įrašys, tu nueini tiesiog, ten yra daugybė skirtingų balsų, yra ir netgi parinkta, ar tu nori tai daryti storytellingui, netgi pagal amžiaus kategorijas gali atsirinkti, gali pagal akcentą atsirinkti, kas yra puiku, nes savo baigiamą animacijai, tai aš norėjau tokio vyriško, tokio žemo balso, su britišku akcentu galbūt, tai visai kitaip ir atrodo netgi ta animacija, kai tu parenki tą balsą. Ir kaip pavyzdį irgi parodysiu, kad labai svarbu išskirstyti tą tekstą, nepalikti vientiso sakinio, nes kartais labai pasikeičia intonacija. Tai kaip pavyzdį. Can light truly conquer darkness, or will shadows engulf Gloomspeak forever? Tai čia toks buvo vientisas neišskirtas ir tada. Can light truly conquer darkness, or will shadows engulf Gloomspeak forever? Tai toks, manau, akivaizdu, kad netgi atsiranda tokia intriga, visai kitą jausmą ir kitą nuotaiką suteikia animacijai. Tai tikrai labai naudingas toolsas ir tikrai matau, kad ateityje naudosiu, nes galima panaudoti tiek ir kažkokiom AI animacijom, tiek ir klasikiniai animacijai, netgi kuriant kažkokius tai ir kitokius video, tikrai įvairiapusis toolsas yra. Taip. Ir jo, šitoj vietoj dar tas ir yra, kad AI įrankiai jie mus įgalina sukurti tokius kūrinius, kurių anksčiau negalėjome, arba tai būtų labai brangu padaryti, reiškia, aš turėčiau samdyti scriptwriterį, kažkokį aktorių, garso įrašų studiją ir taip toliau ir taip toliau. Tai toks, tada pasidaro, jeigu aš noriu sukurti tą animaciją ar kažkokį video medžiagą, tai tas biudžetas jau automatiškai tūkstančiais pradeda kainuoti. Ir dabar mes gebėdami valdyti visus tuos įrankius, įsisavinti, integruoti ir sujungti tarpusavyje, mes tampam tokie daug pranašesni rinkoje, taip pat tokie kaip profesionalai, specialistai. Ir poreikis šitiems dalykams neabejotinai tik tai auga. Ir dar kitas dalykas yra toks neabejotinai ir
laiko atžvilgiu viskas labai greitai keičiasi, bet jeigu šiuo metu, sakyčiau, yra labai daug erdvės, rinka yra not saturated, nepripildyta, tai jūs dar turit tą tokį ankstyvojo to lyderio pranašumą ir vėliau neabejotinai daugės ir viskas kažkaip susiniveliuos, įsilygins ir jūs būsite left behind, jeigu taip labai vėluos. Tai tiesiog visiems ir specialistams, ir žmonėms, ir freelanceriams, ir animatoriams, ir verslams. Aš ir skleidžiu tą žinią, kad dabar yra pats geriausias metas integruoti ir įvaldyti šitos įrankius, nes vėliau, neabejotinai vėliau bus, kad tiesiog pramisino šansą. Tai tokia ta realybė. Gerai, tai dar man būtų labai įdomu, mes čia taip prabėgom nuo pabaigos, kas yra ir geriausia, nes mes pamatėm mus iš karto toks nubloškė Izabelės darbas, bet o kaip gimsta tas pirminis, vat įdomu būtų sužinoti ir kas AI Animation kurse mes pradėjome mokytis šiaip iš tikrųjų, jeigu norim padaryti judančius vaizdus ir animacijas, mums reikia gerai suvokti, kaip efektyviausiai valdyti tą statinį vizualą. Tai gal galėtum šiek tiek pasidalinti ir tai, ką suvokiai, kaip ten multipromptai veikia ir visa kita. Tai iš tikrųjų su visais šiais dalykais galiu pasakyti, kad tikrai po kursų matau, kad daug daugiau sutaupau laiko, nes netgi vakar atsidariau savo Midjourney visą tą feedą ir žiūrėjau, ką esu seniau generavusi. Ir kiek kartų aš tai pakartodavau, nes nežinodavau, kaip tinkamai reikia tuos promptus rašyti. Tai irgi pasidalinsiu keliais pavyzdžiais. Tai vienas iš tokių šis būtų. Kažkada man reikėjo tiesiog susigeneruoti miško nuotrauką ir anksčiau mano promptai, jie buvo visiškai paprasti, kaip matosi čia, kad tiesiog graži nuotrauka miško. Koks tas miškas, kur tas miškas. Ta prasme, čia toks piršto bedimas į akliną tamsumą, kur tu nežinai, ką gausi, tu gauni tą vizualą, tai arba tu turi tiesiog tenkintis tuo, ką turi, arba tiesiog iš naujo ten minimaliai perrašiniai ir vėl darai. Tai eikvojasi ne tik laikas, eikvojasi kartu ir resursai, kreditai, tie visi Midjourney. Ir vakar tiesiog atsisėdau ir aš aiškiai žinau, ko man reikia, tai tiesiog iš pirmo karto aš įsirašiau promptą ir aš gavau būtent tai, ką aš ir įsivaizdavau ir ko norėjau. Iš tikrųjų labai džiugina, kai tu susitaupai to laiko ir nereikia ten valandą sėdėti ir generuoti patį. Tai čia iš tikrųjų didžiausia yra ta vertybė. Su multipromptais irgi labai laiką gelbėjantis yra dalykas, nes galbūt turi kažkokią idėją ir nežinai, kaip turi atrodyti tavo promptas, kad visiškai tą idėją įgyvendinti. Arba galbūt tu pamatei nuotrauką ir nori kažko tai panašaus, bet su minimaliais pakeitimais. Tai irgi, tarkim, stoksuose pamatai kažkokią tai nuotrauką, galvoji, noriu kažko panašaus, bet galbūt noriu kitą backgroundą, kažko šiek tiek kitokio pagal save. Ir prašau, 1, 2, turi jau kaip ir tą pačią nuotrauką su minimaliais pakeitimais, bet pagal save, pagal savo norus. Kitas variantas, jeigu irgi per Midjourney susigeneravai kelias nuotraukas, kur tau patinka stilius ir nori sujungti vieną, tai irgi 1, 2, turi jau savo unikalų kažkokį variantą. Ir nereikia sėdėti, gaišti laiko, 1, 2, bum, padaryta. Geras promptas yra nurodyti savo objektą, nurodyti tikslius elementus, ko tu nori. Nurodyti objektą, nurodyti backgroundą, aplinką kažkokią, kurioje jis yra. Tada yra daugybė skirtingų parametrų, kurie gali tik patobulinti visą tą vaizdą. Gali įterpti šviesą, gali įterpti kameros objektyvus, gali įterpti spalvų kažkokią paletę, netgi tam tikrą stilių, kas man buvo iš tikrųjų nauja, kad
gali ar pagal kažkokį tai menininką, tapytoją pasidaryti, pagal kažkokį tai režisierių. Galimybių yra tikrai, tikrai daug. Ir kuo daugiau šitų subtilybių žinai, kuo daugiau parametrų žinai, tai tuo lengviau yra išgauti tai, ko nori. Taip, čia kaip Izabelė kalbėjo prieš tai, kad nereikia klaidžioti ir bandyti kažkur tai pataikyti ir kai nežinai, ko ieškai, tada labai daug laiko sugaištam, labai švaistom tą laiką. Ir tas geras promptas ir jo struktūra, kurią aš dėstau ir mokau žmonės naudoti, tai sudaryta iš tam tikrų key dalių, building blocks ir jeigu taip paprastai kalbant, tai pavyzdžiui, aš kaip anksčiau aš filmuodavau ir darydavau kažkokius video šūtus ir aš žinojau, kad, okei, jeigu tai yra tikras gyvenimas, tikra situacija, tai reiškia, aš pasimsiu, man reikia tokią kamerą pasimti, reikia tokį objektyvą, reikia kokio reikia makiažo, kokio reikia kažkokių dekoro. Tai visą tai mes galim imituoti tiesiog žaibo greičiu, bet mums reikia suvokti, kas yra tos pagrindinės dalys. Galbūt Izabelės dar irgi norėtųsi paklausti, kiek to kontento, kurį tu sugeneravai, kiek tu galutiniam savo animacijoje ar filmuke panaudoji? Keičiau ganėtinai daug, manau apie 80% tikrai aš panaudojau, nes man kažkaip šitie kursai iš tikrųjų labai dar padėjo išgryninti tą visą idėją ir turint istoriją jau sukurtą, kai tu matai tas scenas, tu netgi galvoji jau susidėlioji tuos vizualus ir tau lengviau visą tai kurti. Aišku, yra ir nepanaudotų dalykų, nes kai jau turi kažkokį tai garso takelį, kai turi voiceoverius, tu pradedi viską dėlioti vieną ir tu matai, kad gal kažkas tai nelabai tinka stilistiškai. Gal kažko yra per daug, nes irgi nenori apkrauti žiūrovą, nors ir tų vizualų susikuri, jie gražus, jie labai faini, bet negali visko sukišti, kad ir kaip norėtum į vieną. Tai tenka kažko tai atsisakyti, kažką tai atsisijoti ir taip kartais būna netgi, kad susidėlioji viską ir atrodo pagal garso takelį kažko tai trūksta, kažko tai gal dar reikia pasikurti ir pasidaryti, tai būna ir taip. Bet taip, tikrai ne viskas yra panaudojama, bet kartais reikia ir daugiau dasidėti, negu kad buvo prieš tai sukurta. Tai... Taip. Gerai, tai manau labai jau daug apžvelgėme ir aptarėme svarbių temų. Galbūt dar būtų įdomu pamatyti dar šiek tiek darbų, būtent ką kurso metu darėjai, kokie statiniai. Žinau, kad darėm posterių dizainus, kad ten daug dalykų panagrinėjom, kažkokie promptai. Tai dabar gal tiesiog būtų įdomu ir man, ir tikiu visiems pamatyti tavo dizainus, kuriuos sukūrei. Tai aišku, daugiausia, tai smagiausia buvo pasižaisti su savim, su savo nuotraukom, su savo draugų šeimos narių, bet gal čia nesidalinsiu, paliksiu tai savo asmeniniams archyvams. Jo, tai teko pasižaisti su FaceWalkeriu ir teko pasibandyti jį ir ChatGPT. Irgi jie turi kelis FaceWalkerius ten, bet galiu pasakyti, kad Midjourney viskas vyko sklandžiau. Per ChatGPT būdavo, kad ten po kažkelių tai nuotraukų generuojant netgi rašo, kad jau viskas ten limitas pasiektas, reikia duoti pailsėti ir panašiai. Tai pasidalinsiu, ką su tuo FaceWalkeriu pridirbau. Tai pradėsiu gal nuo tokių ne visai sėkmingų variantų, nes kaip bebūtų, realybė yra tokia, ne viskas yra gražu, bet irgi mokomasi iš klaidų. Tai čia dėjau jauno Johnny Deppo nuotrauką, kaip matot, nėra jisai labai labai panašus. Buvo ir antras bandymas, bet čia, kaip pastebėjau, labai svarbu, kad ta originali žmogaus nuotrauka, kad jinai būtų ir geros kokybės, ir kad tas rakursas netgi pasisukimo, jeigu jis yra vienodas su sugeneruoto vaizdo, tai aišku, rezultatas tas bus geresnis. Jeigu tas originalas nusukęs į vieną pusę, kitas į kitą pusę, tai tada aišku ir panašumas būna mažesnis. Po to turėjau dar, čia yra geresni variantai, tai šiek tiek pakliudžiau
Britų karališkąją šeimą, gal nieks nesupyks. Ir irgi generuojant, ką aš pastebėjau, kad jeigu sukuri tą vizualą panašaus kūno sudėjimo, panašaus amžiaus, plaukų spalvos, ten šukuoseną, jeigu dar ir gali padaryti, tai tada aišku ir galutinis rezultatas būna geresnis. Šitas, manau, pavyko geriausiai. Toks labiausiai panašus, nes irgi rašiau, kad amžių tam tikrą, kūno sudėjimą, žilų plaukų, kad vyras būtų, tai tada ir galutiniam variante viskas ir gaunasi panašiau. Tai iš tikrųjų labai smagus dalykas, pasižaisti, rekomenduoju visiems, bent jau save pasvopinkit, ar ten draugus, ar šeimos narius, tikrai jam patiks. Tai irgi pasidalinsiu ir su kamerom, irgi eksperimentavau, rašant netgi panašius promptus, aišku, per vidurį nesiskaito, nes čia brunetė, bet buvau kūrusi, kad tai blondinė, kažkur tai tarp smėlio, tarp dykumos ir tiesiog naudojau skirtingas kameras, tai iš karto matosi ir tie skirtingi efektai. Ir taip pat su baigiamąja animacija. Labai man patiko tas dalykas, kad galima rinkti skirtingas perspektyvas, nes tikrai, manau, žiūrint animaciją būtų neįdomu, jeigu viskas būtų tik tai iš vieno vienintelio, kaip čia pasakyti, vaizdo iš tos perspektyvos, bet kai tu gali pasirinkti atstumą, kai tu gali pasirinkti kampą, tai visai kitas ir įspūdis susikuria. Tai su šituo irgi teko pasieksperimentuoti. Ir kurso metu dar turėjom užduotį susikurti posterį, tai čia man buvo didžiausias challenge'as, nes užsispyriau daryti su labai konkrečiu objektu, tai galiu pasakyti, kad Midjourney tikrai reikia, kad kažkas tai būtų jau labiau žinomo, populiaresnis daiktas. Aš pasirinkau labai specifinį švedišką desertą, bet tikrai patiko galutinis rezultatas. Čia yra tas nevykęs variantas, kur man niekaip nedavė to, ko aš norėjau, bet tas galutinis posteris tai visai džiugino. Tai yra Midjourney variantas iš kairės. Aišku, nėra visiškai 100% tai, ką aš gal norėjau pamatyti, o iš dešinės tai čia jau mano buvo į Photoshopinta šiek tiek. Tai čia buvo tokia užduotis posterio, irgi labai smagu buvo daryti. Jo, kad neabejotinai yra taip, kad mes nebūtinai viską turim padaryti. Žmonės taip truputėlį kartais atrodo užstringa dabar ties tuo mąstymu, kad viską turi padaryti tas vienas mygtukas ir AI. Ne, mes tiesiog išmokstam gerai valdyti tuos įrankius ir būdami kaip dizaineriai, kaip profesionalai, mes galim visada turėti tą pagrindą tos vizualios medžiagos, to turinio ir toliau jau judėti į kitas programas, Photoshopas ar kažkokios kitos retušavimo programos, kur toliau fotomanipuliacijas darom ir apdirbam tuos vizualus taip, kaip mums reikia ir kaip norisi. Tai ačiū labai Izabelei, kad pasidalino su procesu ir kad taip įdomu iš tikrųjų girdėti ir matyti tą procesą ir matyti tą progresą. Ir net neabejoju, iš tikrųjų stebėdamas tave, Izabelė, jau dabar matau, kad kažkam labai pasisekė, kas dirbs su tavimi, arba kažkam labai pasiseks. Tai žmonės, kurie žiūri šitą video, neabejotinai pasičekinkit, kas yra Izabelė ir kokius darbus jinai daro ir kiek talento ir potencialo turi. Dar įdomu, ar Izabelė kažką nori papasakoti? Tai noriu tikrai ir labai padėkoti ir už pokalbį, ir už gražius žodžius. Ir iš tikrųjų tiesiog noriu paskatinti visus įnerti į tą AI pasaulį. Nėra jisai toksai baisus, kaip gali iš pirmo žvilgsnio atrodyti, bet su teisingais mentoriais, su teisinga pagalba iš tikrųjų galima pasiekti gerų rezultatų. Ir netgi jei tai nebus naudojama darbui ar kažkiem profesiniams dalykams, smagu netgi tiesiog išbandyti visus tos toolsus, visas galimybės, nes visa tai juda be galo sparčiai. Netgi kurso metu atsirado ir ta pati Sora, kur ten žiūrint atrodo, wow,
ten tie vaizdai tiesiog žadą atima ir Midjourney irgi naujų dalykų įvedė, tai iš tikrųjų siūlau visiems šokti į šitą traukinį, tikrai nepasigailėsit. Ir kaip bebūtų, reikia eiti su technologijom koja kojon, tai visiems to ir linkiu. Ačiū Izabelė, nuostabu, smagu ir neįtikėtina girdėti tavo istoriją. Ir aš iš savo pusės pasakysiu, kad darydamas šitos kursus ir dalindamasis žiniomis ir know-how, aš kuo toliau, tuo labiau suprantu, kad iš esmės dar šiek tiek pafilosofuoju. Tam AI ir technologijų pasaulyje yra labai svarbu nepasiklysti ir nepasiklysti ypač, kas liečia vertybės. Ir aš darydamas ir dalindamasis viskuo, ką geriausiai galiu ir ką turiu, supratau, kad my deepest purpose, toks giluminis įsiprasminimas yra būtent serve, tarnauti ir duoti ir dalintis. Tai labai linkiu visiems ne tik tai imti, bet kartu ir dalintis ir duoti. Ir labai esu dėkingas, kad ir Izabelė šiandien pasidalino taip išsamei ir visiškai be jokių paslapčių. Ir net buvau nustebęs, kiek daug ji atskleidė per tą savo procesą, kiek daug atskleidė tokių nitty-gritty detalių, tokių paslaptėlių, kurios iš esmės jau vien šitą video peržiūrėjus jūs galit tiek daug išmokti ir tiek daug visko panaudoti savo. Tai kviečiu visus neužsidaryti, neužsisklęsti, mes galim judėti kartu, visi mokytis, dalintis ir sėkmės jums ir tada iki susitikimų kituose video. Iki.